Sveiki visi. Šiandien noriu pasakyti, kad aš kuriu savo trečiąjį video vlogą. Šiandien mano vlogo tema bus vlogas apie ištrauką, ko tau reikia, kad tu galėtum kurti vlogus. Tai va. Pirmas dalykas, tai kad jeigu tu nori kurti vlogus, turėk normalią kamerą. Antras dalykas bus, tai įsivaizduoju, montavimo įranga turbūt. Trečias dalykas, turėk normalią temą, pavyzdžiui, kai būna, pavyzdžiui paimsiu, parašo, sukuria vlogą, viskas gerai, parašo, tarkim, vlogas apie kažką, tai ne? Ir eina net ne į tą temą, nuo kurios, ką jie parašė, eina net ne į tą temą. Pavyzdžiui, pažiūri, va, 5 vasaros pliusai, 5 minusai. Bet tai būna apie, pavyzdžiui, pradeda pasakoti apie kokį šuniuką. Tai. Tada jeigu taip elgies, gal nekurk vlogų. Tai gerai, ketvirtas bus kurk įdomius vlogus, ne per lėtai, turėk savo tempą. Ne per lėtai ir ne per greitai. Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu aš labai greitai kalbėčiau. Tai aš su jums net nesikalbėčiau, nes jūs manęs nesuprastumėt. O jeigu aš kalbėčiau, laba diena, šiandien aš kursiu trečiąjį video vlogą. Jums būtų ir neįdomu, ir net turbūt net neįdomu, nuobodu. Ir penktas dalykas, aš kursiu tik 5, sukuriu tik 5. Penktas dalykas, turėk normalią vietą. Suras normalią vietą ir kurk tam vlogus, pavyzdžiui. Jeigu tu kuri viena ir vienoj toj pačioj vietoj, tai atsibosa vienoj vietoj, gali kitur kur, bet kurk juokingus arba normalius vlogus. Bet šiaip daugam įdomu, jeigu tu kuri įdomius. Žodžiu, jeigu patiko šis video vlogas, spauskite like, subscribe ir dislike, jeigu nepatiko. Taip, ten krepšinio varžybos. Lietuva kem 8, Australija 3-7, jeigu žinau ką. Žodžiu. Tai, žiūrėt, krepšinio. O jūs nepamirškit, jei patiko, like, visai kas subscribe, komentaruose rašykit savo nuomonę, beje. Ir nepatiko dislike. Būtų blogai, pastume dislike. Iki.